Sveiki, mėlieji. Ką jis pasakytų, jei žinotų, kad tu lauki jį? Užklausim tarą kortų, pažiūrėsim. Ko laukti, ko tikėtis iš jo, parašys, paskambins. Teisingumo korta. Tokia įdomi korta, kuri, žiūrėkit, teisingumo korta. Greičiausiai užsiima dabar žmogutis savo reikalais. Tvarko savo reikalus. Galbūt netgi reikalai susiję su kažkokiais teismais, taip, verslais, galbūt su savimi, kažkurioje vietoje. Greičiausiai taip. Kažkokia moteris šalia jo yra. Moteris ta, kuri įtakoja jį. Savo įtaką. Tikrai jam daro iš savo pusės, nes tai yra moteris, tai yra manipuliatorė. Vat ta moteris, kuri galbūt jį pavydi, galbūt seka jį, galbūt įtakoja, taip seka, įtakoja, pavydi. Tokia moteris, galbūt kontroliuoja. Arba spaudžia primiktinai, spaudžia priimti jį sprendimą kažkokį. Spaudžia priimti sprendimą. Taip, spaudžia priimti sprendimą. Parašys, paskambins. Korta, žinot kaip, jis dabar kaip atrodytų tokiai ramybės būsenoje. Ramu, gera ir atrodytų, kad jis galvoja taip. Kai man reikės, aš jai pranešiu, aš jai parašysiu, kai pats nuspręsiu. Kai jam to reikės, kai jis pasiilgs jūsų, jis nuspręs jums parašyti. Jis taip galvoja. Bet šiai dienai niekur neskuba. Žinokit šitą dalyką, kad šiai dienai niekur jis neskuba. Vėl korta patvirtina, niekur neskuba. Namai. Kokie namai? Galbūt šeima, taip paskui kurias gali prasižaisti. Arba savo namai, taip, užsiima savo reikalais. Stabilų ramu jam dabar, savo tame gyvenime, kurį jis dabar gyvena. Stabilų, ramu ir negaliu pasakyti, nori ar nenori jis kažką keisti. Norėtųsi jam, vis dėlto nori keisti. Nori laimės, džiaugsmą, meilės, namų, šilumos, vaikų. Jeigu tai kalba eina apie santykius, kurie ką tik galbūt prasidėjo ir kažkokie neaiškumai, taip, jūsų santykiuose. Taip, norėtųsi šeimos, namų, laimės tokios ir džiaugsmą. Taip, norisi jam, galvoja apie tai. Kodėl neskuba?